jūs ir vėl čia. Tai yra 4. mūsų pasimatymas ir šį žodį pasirinkau ne veltui, nes po filmavimo aš ruošiuosi eiti į pasimatymą. Viskas suplanuota puikiai, makiažas padarytas, o rūbus žadu rinktis iš Ren Boutique drabužinės. Daugeliu iš mūsų atrodo, kad susiruošti į pasimatymą yra labai lengva. Išsirinki palaidinę, išsilygini sijoną, priderinti tam tikrą avalynę ir volia. Svarbiausia, kad atrodyti paprastai. Tačiau aš su tuo nesutinku ir manau, kad yra šiek tiek kitaip. Dažniausiai vyrai paklausti, ką labiausiai pastebi, kai sutinka su mergina, atsako, jog jos apranga. Aišku, jisai negalės atsakyti, kokio dizainerio suknelę ar avalynę jį vilki, tačiau aš manau, susidaryti įspūdį apie jūs jisai tikrai galės. Tad kodėl mums nepapasakojus istorijos apie save rūbų pagalbą? Ypač, kad apranga, aš manau, mums suteiks didelį pasitikėjimą savimi. Kaip rengsitės labai priklauso nuo to, kur eisite ir kiek laiko turite pasiruošimui. Man labai patinka ši žakardinė juoda Isa suknelė, kuri yra labai moteriška, tačiau visiškai neprovokuojanti. Jie galite dėvėti darbe su aukštakulniais arba, pavyzdžiui, balerinos tipo bateliais. Tačiau jeigu vakare esate pakviesta į pasimatymą, tai nebijokite užsidėti baikerio stiliaus švarkelį, batus pakeisti šiek tiek grubesniais ir aš manau, kad jūsų susižavėjimo objektas bus tikrai nustebintas. Karštai vasaros dienai puikiai tiks ir ši žaisminga Isa suknelė. O dabar žiūrim, ką dar aš sakiau iš Ren Boutique drabužinės. Man labai patinka rokeriškas stilius, tačiau kartais norisi atrodyti labai švelniai romantiškai. Tad aš dėviu šią kravalį suknelę, man labai patinka jos spalva. Ir tai, kad detalių yra tiek, kiek reikia. Aš manau, kad šis įvaizdis puikiai tiks romantiškai vakarienei mieste. Pasirinkau šią raudono vyno arba masalų spalvos suknelę, nes ji yra labai saugi, o be to ši spalva yra mano mėgiamiausia. Taip pat mano taikinyje buvo atsidūrusi ir ši žalia musonių suknelė. Norėčiau pabrėžti, kad žalia spalva puikiai tinka blondinėms ir ypač raudonplaukiams merginoms. Prie tokio tipo suknelio aš siūlau derinti masyvų kaklo papuošalą ir akį rėžiančią delninę. Žaismingai ir labai vasariškai atrodo ši pūsta mėlyna suknelė. Trumpas jos ilgis ir giliai iškreiptas suteikia seksualumo, tačiau prailgintos rankovės jos nepadarys vulgarios. Svarbiausia kontrastai, lygiai taip pat ir stiliuje. Kadangi ši suknelė yra labai puošni, siūlyčiau prie jos derinti plokščiapadžius batelius, vengti aukštakulnių ir derinti klasikinius aksesuarus. Suknelę aš jau išsirinkau, esu beveik pasiruošusi, tačiau man beliko nubėgti iki Ren Boutique drabužinės ir patikrinti, kokių dar jie ten turi delninių. Tad palinkėkite man sėkmės ir iki!